Sveiki visiems, kas domisi užsienio kalbų mokymosi technologijomis. Ir šiandien vasara ir mes truputėlį taip vasariškai nusiteikę šiandien su Donatu. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs atsakėte labai didžiulį kiekį, apie 600 atsakymų gavom į mūsų paklausimą, taigi su kokiom problemom susidurėt pirmiausiai, bandydami išmokti užsienio kalbą. Ir labai patiko, kad jūs daug uždėt konkrečių klausimų, taigi pamėginsim per kelias tokias video sesijas atsakyti į klausimus. Ir didžiulis prašymas, jeigu jūs nesurasite atsakymą kažkokį jūsų konkretų klausimą, tai rašykite mums į kokį? info@kolibrimet.lt, nes mes turime daug tokių privačių klausimų, taigi mes jums privačiai ir atsakysim. Ir jeigu dėl kažkokios priežasties neišgirsite atsakymą į jūsų dominantį klausimą, nesikuklinkite, dar mums rašykite, nes mūsų užduotis padaryti viską, kad jums neliktų jokių klausimų ir jokių kliūčių, norint išmokti užsienio kalbą. Gerai? Ir kiek mums pavyko perskaityti, o tikrai daug laiko skaitėm jūsų laiškus, ir mes taip suskirstam visas problemas į tokias dvi didelis grupės. Donas jau kas mane taisysim, pas jį visą statistiką yra. Pirma grupė tai yra pati didžiausia grupė problemų susijęs su psichologija. Ir mes ir pradėsim kalbėti ir nagrinėti, kaipgi spręsti tas visas psichologinės problemas, kas taip ar kitaip mums trukdo mokytis lengvai, džiaugsmingai ir greitai užsienio kalbų. O antroji daly mes perėsim prie antros grupės, kuri susiję daugiau su leksika, gramatika, su fonetika, su mokėjimu suprasti, ką tau šneka, su mokėjimu kalbėti, tai bus antra grupė. Ir trečia grupė klausimų buvo susijęs grinai su kolibriu, nes daug žmonių klausinėja, daug žmonių domisi, ir mes tada trečioji daly atsakysim jau į specifinius klausimus, būtent su kolibrio metodu. Bet pradėsim nuo psichologinių problemų. Ir iš tikrųjų apie 80% visų kliučių tai buvo ne leksika, ne gramatika, būtent psichologinės problemos. Ir jeigu jas taip grupuoti, tai pirma didžiausia problema tai yra nebuvimas motyvacijos arba jos greitas išsekimas, ir žmonės klausia, ką daryti, jeigu motyvacija atėjo ir išėjo. Tikrai apie tai pakalbėsim. Antra problema tai yra valios stoka. Daug žmonių prisipažino labai sąžiningai, kad neturi valios arba ta valia greitai išsenka. Vėlgi su jumis pakalbėsim apie tai, kaip galima sustiprinti valią, kada ją reikia naudoti, o kada atvirkščiai jos atsisakyti. Ir trečia grupė psichologinių problemų buvo susijusi su to, kad žmonės sako, ką daryti, jeigu jaučiuosi, kad esu netalentingas. Daug žmonių, mūsų didžiuliai nuostabai, prisipažino, kad tiesiog neturi užsienio kalbom talento. Lietuviškai šneka, rusiškai šneka, lenkiškai šneka, dar keliom kalbom šneka, o anglų kalbai kažkodėl tai neturi talento. Sekanti grupė ir sekanti kliūtis tai yra žmonės, daugelis sakė, jog išgyvena didžiulį stresą. Stresą, kai reikia pasakyti, nes aš bijau pasakysiu neteisingai, bijau, kad manęs nesupras, bijau, kad iš manęs pasijuoks, ir nors gyvenime turbūt niekas iš mūsų labai smarkiai nesijuokia, kai mes kalbam neteisingai, bet vis vien tos baimės egzistuoja, ir šiandien pakalbėsim, kaip jas sunaikinti, kaip su jomis susidoroti. Ir dar viena grupė klausimų psichologinių buvo su to, kad žmonės labai dažnai pasimeta, kai staigiai, pavyzdžiui, sustabdo žmogus gatvėje, pradeda klausinėti angliškai, kur čia praeiti, ir žmogus tada žodžiu žinau, gramą žinau, kalbėti negaliu. Ir tai baimės arba ta stresinė reakcija, su kuria irgi kalbėsime, kaip su ją galima susidoroti. Taigi pradėsim nuo motyvacijos. Pirmas dalykas, aš galvoju, ką mes turim padaryti. Kalbant apie motyvaciją, tai pakeisti savo supratimą ir atsikratyti mytų susijusių su motyvacija. Pasižiūrėkime, ką aplamai reiškia žodis motyvacija. Žodis motyvacija nuo žodžių motyvas arba turėjimas priežasties. Taigi gera jums žinia, niekas iš jūsų, aš tai galiu drąsiai teikti, neturi jokių problemų su motyvacija. Tai, kai jūs vadinat motyvacijos stoka, yra bet kas kita, tik ne motyvacijos stoka. Sutikit, jeigu jūs žiūrit video šitą, jeigu jūs skaitėt vadovėlius, ėjote į kursus, reiškia, pas jūs yra kažkokia priežastis tam, kad kalbėti. O šiais laikais tų priežasčių yra kiekvienam iš mūsų labai daug.
Tai yra geresnės darbo galimybės, tai yra geresnės galimybės keliauti, didesnis komfortas keliauti, tai galimybė susipažinti su žmonėmis, galimybė žinoti visas naujienas, galimybė žiūrėti filmus, suprasti, ką dainuoja, ką šneka draugai, kaimynai. Šiais laikais mes turim visi giminių įvairiose šalyse, taigi visi iš principo esame labai motyvuoti, ypač mažoji šaly gyvenant, motyvuoti kalbėti angliškai kitomis kalbomis. Taigi iškart ir susitarkim, kad jeigu jūs turit priežastį, dėl ko mokytis, tai su motyvacija viskas reiškiasi aišku, jūs turite motyvų. Jeigu jūs neturite motyvų, neturite jokios priežasties, dėl ko mokytis, tai irgi tada nepergit, nesimokinkit, nes tai irgi yra ne problema. Labai dažnai mes supainiojam motyvacijos stoką su ūpo dirbti arba su, pavyzdžiui, prioritetų stoka. Žmogus sako, ką daryti, jeigu vakare toks įdomus filmas arba futbolo čempionatas, o man čia reikia mokytis anglų kalbos. Sutikit, tai yra ne motyvacijos klausimas, tai yra prioritetų išdėstymo. Prioritetų išdėstymo klausimas arba žmogus sako, tingiu. Vėlgi turiu jums gerą žinią, kad jūs nesate tinginiai. Ne vieno žmogaus, kuris žiūri mūsų šitą video sesiją, nėra tinginys. Kodėl? Prisipažinkit savo, kad jūs kiekvieną dieną daro 1000 darbų daro visiškai nebūdami nei motyvuoti ir kažkodėl tai visiškai nenorėdami, bet privalote daryti ir padarote. Kiekvienas iš mūsų eina į darbą, daro 1000 darbų namuose ir kažkodėl tai negalim save pavadinti tinginiais. Tik taip užeina kalba apie anglų kalbą, ateina tinginystė. Ne, mes nesame tinginiai, todėl šitos atmaskės irgi nenaudokite. Taigi reziumuoti noriu pasakyti, jūs esate labai motyvuoti, nes turite priežastį mokytis ir jūs esate netinginiai, nes kitaip jūs neturėtume darbo, neturėtume šeimos, neturėtume vaikų. Kodėl? Tai, kad visi šitie darbai reikalauja juodo darbo. Taigi mes su jumis pakankamai esame darbštus tam, kad atlikti 1000 darbų, o tai reiškia, turim iš principų jėgos ir išmokti anglų kalbą arba bet kokią kitą kalbą. Taigi problema yra ne jūsų tinginystė. Trečias mitas, su kuriuo mes turime atsisveikinti, skamba taip, aš neturiu gabumų. Jau tai yra pati labiausiai nevykusi atmaskė. Kodėl? Tai, kad jeigu jūs kalbat lietuviškai, jeigu suprantat lietuviškai, jeigu galite skaityti lietuviškai, rašyti, reiškia, jūs turite pilnai visus talentus tam, kad kalbėti, rašyti, skaityti anglų arba kitą kalbą. Taigi vėl nenaudokite šito nevykusio tokio pasiteisinimo. Visi žmonės šiame pasaulyje turi pakankamai talentų tam, kad išmokti greitai ir lengvai užsienio kalbą. Kai kurie žmonės tvirtina, kad jie jau sensta ir lygtai su senatvė ateina ir problemų su atmintimi. Su to negaliu nesutikti. Iš tikrųjų, žmonės, kurie sensta, jie demonstruoja labai dažnai silpnesnį atmintį, bet ne dėl to, kad tokia fiziologija mūsų smegenų. Ogi paprastai kaip ir raumuo, jeigu tu jo nenaudoji, jisai atrofuosi, taip ir smegenis. Žmogus, kol studijavo kažkokiam institutė arba profesinėje mokykloje, jisai treniravo savo smegenis. O kadangi pagyvenę žmonės dažniausiai nelabai linkę treniruoti savo smegenų, taigi jų atmintis blogėja ne dėl senatvės, o dėl ko? O dėl to, kad netreniruojamos smegenys. Ir mokslininkai teigia, kad yra 2 dalykai, kurie palaiko mūsų smegenis iki pat gilios senatvės geriausiai būsenoj, tai yra užsienio kalbų mokymasis, nes pats užsienio kalbų mokymas yra geriausiai treniruoti jūsų smegenim. Kuo ilgiau mokysis užsienio kalbos, to atmintis geresnė bus. Ir dar yra muzikiniai instrumentai, pavyzdžiui, smuikas irgi labai pagerina smegenų darbą. Yra net padaryti tyrimai, kad žmonės, kurie iki pat senatvės treniruoja savo smegenis, skaito visokius crosswordus, mokosi įvairių dalykų, dainuoja, šoka ir džiaugiasi gyvenimu, tai net jeigu jų smegenys yra pažeistos fiziologiškai sklerozės įvairiais požymiais, jie vis vien gali puikiai atlikti savo darbus, kodėl tai, kad smegenys yra plastiškos, jos sugeba prisitaikyti ir gera žinia, net jeigu jūs pakankamai daug kas išgėrė per savo gyvenimą, nervų ląstelės atsistato smegenyse surasta vieta, kuri produkuoja naujus neuronus. Taigi nesiteisinkit, kad jūs esate per daug sena. Kodėl per daug senas? Nes pas mus Kolibrijoje
ateina daug žmonių, kiek ten, ir 85 metų buvo žmonės, ir 70, ir jeigu jie yra motyvuoti, ta prasme turi priežastį, o kiek supratau, jūs irgi turit priežastį, kam išmokti, dažniausiai jie nori išmokti tam, kad kalbėti su anūkas, ir vėl daug tokių žmonių. Visi jie puikiai susitvarko ir tarp kitko nieko blogiau už jaunimą. Taigi nepasiduokite jokiam jaunimui ir jokiems mitams, kad jauni žymiai geriau veikia. Ne, tai tiesiog jūsų pačių įsitikinimas apie save, aš senas ir negaliu išmokti, trukdo jums. Kai tik tai atsikratot visų šitų mitų, kuriuos aš išvardinau, gyvenimas palengvėjo. Ką reiškia atsikratyti, kaip tai praktiškai padaryti? Pats greičiausias man žinomas būdas atsikratyti neteisingų įsitikinimų ir pakeisti juos į naujus, tai yra apsimetimas. Moksliškai tai vadinasi saviindukcijos metodas, o paprastai kalbant, jums reikia apsimesti. O apsimesti, kad reikia pradėti elgtis taip, lyg tai jūs esate gabus, lyg tai jūs esate motyvuotas, lyg tai jūs esate labai valingas. Ir pradžioj tai atrodo gan keistoka. Jūs iš karto savo pasakot, kad aš tiesiog vaidinu tokį vaidmenį, kad aš apsimetinėju, todėl smegenys nemato tame jokio reiškia, paslėpto kažkokio konteksto. Ir po kelių minučių tokio apsimetimų jūs pradedat ką jausti, pradedat jausti žymiai didesnė motyvacija, žymiai didesnį susidomėjimą, žymiai didesnį smegenų darbo aktyvumą. Ir vienas iš paprasčiausių būdų, kaip galima apsimesti, pagalvokite, kaip jūs atrodote, arba kaip atrodo žmogus, kuriam patinka mokytis užsienio kalbų. Daugelis žmonių mąsto, ir net psichologai daugelis mąsto, kad iš pradžių atsiranda bloga mintis mūsų smegenys, o nenoriu mokytis, po to blogos emocijos ir dėl to aš toksai būnu apsunkęs ir man nesinoriusi mokytis ir aš pykina mane nuo užsienio kalbų. Bet pasirodo viskas atvirkščiai, būtent todėl, kad jūs elgiatės kaip demotyvuotas žmogus, būtent todėl, kad jūs elgiatės kaip pagyvenęs jau sukrūšęs toksai žmogeliukas, būtent todėl jūs ir jaučiatės ir mastote. Žiūrėkite. Jeigu man reikia dabar pasimokti anglų kalbą ir aš va taip nuleisiu petukus, nuleisiu smagriuką ir sakysiu, nu jo, reikėtų eiti pasimokyti, bet nechas, atminties nėra, laiko nėra, motyvacijos nėra, tai jau po minutės aš jaučiu gilią depresiją, vienintelis būdas kažkokį būdą save pralinksminti, eiti pasižiūrėti televizorių, užkasti arba dar kažką. O dabar jeigu aš negalvodamas nieko, išskyrus vienos užduotis. Man užduotis dabar apsimesti, kaip atrodo žmogus ir suvaidinti vaidmenį žmogaus, kuris yra labai motyvuotas. Kaip atrodo motyvuotas žmogus? Žiūrėkite, aš ištiesiu nugarytę, pakeliu petukus, paimu, pavyzdžiui, vadovėlį užsienio kalbos, paglostau jį, pabučiuoju, patrinu rankas, to aš padirbėsiu. Ir pradedu net pirmus puslapius, vadinti, kaip įdomu, eik tu savo, kiek čia įdomių taisyklių, eina savo, kiek naujų žodžių aš išmoksiu. Aš net galiu garsiai komentuoti ir pajusite stebuklą. Po 3, maksimum 5 minučių jūsų išorinė vaidyba peris į vidinius pojūčius ir jums bus žymiai lengviau pradėti studijuoti tą vadovėlį. Ir atsiras ir ūpas, ir motyvacija, ir valia. Taigi pirmas žingsnis, praktiškas žingsnis, jums reikia pradėti vaidinti vaidmenį, kuris vadinasi, man labai patinka mokytis užsienio kalbų. Ir atvirkščiai, jums reikia trumpam atsisakyti vaidmens, kurias per daugelį metų puikiai valdėt ir šis vaidmuo vadinasi užknysų tos užsienio kalbos. Suprantat? 2 vaidmenys, skirtingas tekstas, skirtinga kūno padėtis, skirtinga mimika ir skirtingi pojūčiai. Tyrimai parodė, kad aktorius, kuris vaidina sergantį žmogų, po pusės valandos galim pasižiūrėti jo kraujo, keičiasi kraujo sudėtis. Kodėl? Todėl, kad išorinė vaidyba reaguoja visas kūnas. Ir mintis kartu su juo, ir emocijos. Taigi pirmas dalykas, ką turit padaryti, pradėti vaidinti arba save indukuoti, save užvedat, užburat, kaip čia užsukat save, ant to vadinamo ūpo, kaip ir geras sportininkas. Prieš pradant sportuoti, jisai įeina į tą vadinamą optimalią resursinę būseną. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Antras dalykas, jūs turite užsienio kalbų pamokėlės paversti ritualais. Pasižymėkit, kas tai yra ritualas. Ritualas tai yra veiksmas minus mąstymas.
Kitais žodžiais, jūs turite savo skirti kiekvieną dieną geriausiai tą pačią valandą. Tai bus kaip trigeris. Pavyzdžiui, grįžtat namo, neklausit, pavargęs aš ar ne, o klausit, ar dabar 8 valandą ar ne. Ir jeigu jūs prieš tai nutarėt, kad 8 valandą jūs ką, einat, pusę valandos skiriat užsienio kalbai, ką, jums reikia tai padaryti. Tik tai suskambo skambutis, pavyzdžiui, 8 valandą, iš karto nieko negalvodami, darote ką, apsimetat, kad su malonumu einat mokytis, suvaidinat tokį trumpą spektaklį, einate optimaliai resursinę būsną ir grėbėt jautį už ragų. Tai bus sunkiau padaryti, jeigu jūs nutarėte šiandien 4 valandas padirbėti. Wow. Tai žinokit, per daug. Pradėkite, kad ir nuo 10, nuo 15 minučių. 10-15 minučių vaidybos kartu su pasimokymu prives prie to, kad jūs pajusite, kad ne taip viskas ir basu, iš tikrųjų įdomu, žiūrėk, kaip čia viskas spalvota, gražu. Ir tada jau po 15 minučių jūs paklaus, ar dar noriu pasimokyti ar ne. Nes pats svarbiausias dalykas, jūs turite mokyti su malonumu. Vienintelis būdas, kuris pagreitina, nepaprastai pagreitina mokymus, yra malonumas. Joks kitas metodas nepagerina, nepadidina taip greitai. Neaiškinsiu dabar, kas vyksta pas mus smegenyse, bet malonumas yra numeris 1 vaistas, kuris pagerina mūsų visus sugebėjimus. Tai bet aš prie to pačio iškart noriu užduoti jums klausimą, iš tikrųjų daug atsakėte, Algirdai, bet žmogus klausia, ką daryti, kad mokytis būtent patikti būtų įdomu. Jo, gal vat prie šitą. Tai va, tai patikti būtų įdomu, pirmas dalykas, kai tu nori savo pasakyti, taip, aš užsiimsiu šiandien visą dieną arba 4 valandas, iškart, jau kaip ir krosą prabėgti yra per daug, jau nebeįdomu, bet trauksi ar ne. Bet geriausiai pusę valandos, jeigu tu geruoju formu, ne, bent 15 minučių. Sutikit, nedidelį distanciją, prabėgti, visi turi laiko ir noro, ir laiką negali pasakyti, aš neturiu laiko. 15 minučių visi turi laiko. Taip, tai yra pirmas elementas. Antras, kaip sakiau, apsimesti fiziologiškai, paruošti save, kam intensyviam pasimokymui. Trečias dalykas, jūs turite mokytis, kaip būtinai naudojant spalvotus flomasterius. Jeigu jau tai yra jūsų vadovėlis, paišykit, braižykit, nes po 3 spalvų, ypač ryškių spalvų, markerių panaudojimų, atkiunta dešinis pusrutulis, kuris ir suteikia visą malonumą. Yra įrodyta, kad pas mus yra kairysis ir dešinysis pusrutulis, kairysis atsakingas už logiką, dešinysis už vaizduotę ir malonumą iš mūsų atima, kas kairysis pusrutulis. Kai tik tai labai rimtai, kai tik tai taisyklės, kai tik tai nedaug dievai nepadarysiu klaidos, tai yra kairio pusų darbas. Žinokit, jeigu jūs nejaučiat malonumų iš mokymus, reiškia, dirba kairysis pusrutulis. Ir atvirkščiai, jeigu taip ant bairių, linksmai, su vizualizacijom, su įvairiais tokiais, paspalvinimais, tokiais intonacijos pakeitimas, labai svarbu, kad jūs garsiai visus sakinius kartotumėte, nes labai sunku užmigti, kai tu garsiai kartuoji. Ir, pavyzdžiui, tu gali taip rimtai, o jeigu tu keiti kaip aktorius balso intonacijas, tai smegenim nenorom tai priimna ką? Žaidimą. Ir vėl žaidimas ką? Užveda mus. Sekantis dalykas, mes dar kalbėsime apie metodikas, labai svarbu, kad jų būtų įdomu organizuoti mokymus taip, kad jie būtų sėkmingi. Ta prasme, neturi būti nei 1 minutės praleistos klaidų ir bandymų šitoj zonai. Tradiciškai mums sako ką? Pamėgink, suklysi, po to dar pamėgink, čia pamėginu neišėję, čia pamėginu neišėję, čia visais frontais patiri fiasko, aišku, motyvacija krenta. Todėl pasirinkit vieną įgūdį arba vieną dalyką, kurį norite išmokti. Pavyzdžiui, jeigu mokytis fonetiką, daugiau nieko nenagrinėkit. Paimat fonetiką, kai įvaldysit fonetiką, perėsit prie žodžių mokymus, prie leksikos. Nereikia daryti kaip tradiciniuose kursuose, per tą pačią pamoką. Žodžius bandau išmokti, neišmokau, tarimą čia pat mane pataisau, rašybą, visa tai yra didžiausias demotivatorius. Reikia ką, paimti vieną dalyką, išmokti su malonumu, po truputėlį, tvirtai, iki tokio užtikrintumo, iki to vadinamo automatizmo ir tada malonumas niekur nedings. Kaip padaryti, kad nebūtų klaidų? Pirmiausia, arba jūs turite turėti vadovėlį, kuriame yra formulės gramatikos arba pavyzdžiai, bet jūsų užduotis nemąstyti, kaip čia turi būti. Jūsų užduotis, ko galima daugiau mokytis to, kas jau yra sukurta už jūs. Didžiausia klaida tradicinių metodų yra, kad mūsų mokina
patiems kurti sakinius. Tai nepaprastai sunku. Ką daro vaikas? Jisai iš pradžių ką mėgdžioja. Taigi pirmas žingsnis, nuo ko mums reikia pradėti, nuo mėgdžiojimo. Ar jūs kinų kalbą mokytis ar anglų, paleiskite kalbantį, jau įrašą kalbančio, kurio yra gimtoji kalba, tą, kurią jūs mokite, ir kartu iš paskos jo kartokite sakinius. Sėkmė, sėkmė. Net jeigu jūs iš vis nė vieno žodžio nežinot, kartodami iš paskos jo, ką padarysite, būsite sėkmingi. Tik nereikalaukite iš savęs tuo pačiu metu ir gero tarimų, ir dar supratimų, viską ne. Per vieną kartą vieną užduotį ir tada, kas vyksta, tada mokymasis tampa žymiai įdomesnis. Dar labai svarbus dalykas, ypač lietuvių mes esame labai kritiškai nusiteikę, labai perfekcionistai esame. Ir mes norim iš karto tobulai, kaip tiesiog gaudykite save tame, kas pas jūs pavyks, kas jums pavyksta, o ne tame, kas išeina negerai. Pavyzdžiui, mes per tos 2000 žmonių per Kolibrį perėjau ir klausykit, aš 3 žodžius pamiršau. Kelis šimtus išmokau, bet jisai į tai, ką pamiršau. Arba šitą aš gramatiškai, bet aš nežinau kitos. Sutikite, jeigu jūs koncentruosite dėmesį į tai, kas jums nepavyksta, jūs save demotyvuosite. Taip jau dirba smegenys. Galvoja apie problemas, jos tampa labai grėsmingos. Galvoja apie tai, kas yra gerai, yra gerai. Tai todėl gaudykite save tame, kas jums pavyksta. Vieną žodį pasakė, jėga. Vieną sakinuką pasakė, super jėga. O tai, kas nepavyko, arba tu dar nežinai, tu ką, palieki sekančiam pamokę. Taigi, rezumuot, suskaldot pamoką į trumpesnę, padarote taip, kad visa medžiaga būtų čia pat, kad jums nereikėtų ieškoti ir galvoti, stengtis daugiau mėgdžioti, kartoti, o ne patiems kurti. Tik po to, kai išmoksite daug šablonių frazų, galėsite ir patys sukurti. Naudokite spalvotos flomasterius ir dar, jeigu kažkokie dalys gramatikos jums yra labai neaiški, naudokite daiktus, kurie pas jūs čia yra, nes abstraktus dalykai, pavyzdžiui, kaip taisyklės, tampa žymiai aiškesni, jūs naudojate masę, kažkokį daiktą. Čia yra, pavyzdžiui, herojus, čia yra veiksmažodis, čia yra būdvardis ir kai tu dėlioji ant lapo daiktus, tai sudėtingi abstraktus dalykai tampa kokie, tampa labai suprantami. Ir paskutinis, naudokite vaizduotę, kurkite asociacijas, kaip tai daryti, mes kitose pamokėlėse detaliau pakalbėsime. Kokių dar klausimėlių ten? Jo, klausimų tikrai dar yra. Tiesiog dar, jeigu galima, Algirdai, trumpą reziumė, tai vis tik tai, kas yra svarbiausia, kad padidinti motivaciją savo ir kaip motyvuoti mokytis čia ir dabar. Tai tie trigeriai jūsų minėti. Jo, reiškia dar kitą. Reziumė. Jo, pirmas dalykas. Pakeiskit požiūrį į motivaciją. Nustokit savo nuolatos ir aš neturiu motivaciją. Jeigu turit priežastį, reiškia turit motivaciją. Antras dalykas. Tam, kad patys užsiėmimai būtų įdomus, padarykite, kad jie būtų sėkmingi, nes nėra nieko labiau motyvuojančių kaip jūsų sėkmė. Taigi geriau mažiau, bet tvirtai įsisavinti, koncentruotis į tai, kas tau pavyksta ir motyvacija atsiranda pati. Trečias pats svarbiausias dalykas – apsimeskite iš anksto, padėkit elgtis kaip žmogus, kuris yra motyvuotas. Dar tenais labai buvo daug klausimų susijusių su to, o ką daryti, jeigu pasimetu. Jo, bet yra toksai klausimas, kaip įveikti psichologinį barjerą, kai gatvėje prieina užsienietis, klausia kelią. Tada pamirštu visus žodžius, nors kasdien žodžių kišenį neieškau. Arba dar, kaip įstengti pradėti kalbėti, nes gėdos jausmas, kad nusišnekėsiu stipresnis negu ryžtas pradėti kalbėti. Plius žmonės sako, kad yra kritikos baimė iš išorės, kad pasakys, kad tavo neteisingas tarimas. Ir iš tikrųjų, tai kaip išmokti nebijoti kalbėti tą svetimą kalbą, nes suprantu, ką man sako, bet atgal atsakyti negaliu, nors žodyną lyg ir turiu. Ja. Tai pradėkime nuo tos baimės, nuo baimės kritikos. Iš tikrųjų, pas mūsų aplinka labai tokia kritiška. Kiek man teko važiuoti virš 60 šalių, vienintelį šalį, kur kas nors kritikuoja ties anglų kalbos neteisingos, tai yra tik tai Lietuva. Nei Amerikoje, nei Anglijoje, nieks tavęs nieko. Jeigu tu bent vieną žodį kreivai šliavai pasakai, visi supras, kad tai ne tavo gimtoji kalba, bet nieks niekuomet nekritikuoja. Tu bent sakai, good morning ir jau visi džiaugiasi. Tai todėl pirmiausia reikia suprasti, kad žmonės, ypač tie, kuriems tai yra jų gimtoji kalba,
Prieš jos nereikia gėdytis, nes 99% tų pačių amerikiečių ir anglų daugiau part anglų kalbos nežino, mes jau žinom daugiau kalbų, tai jie turi jausti kompleksą. Tai todėl reikia atsipalaiduoti ir nustoti galvoti, kas ką pagalvos, kodėl, todėl, kad tai yra kvaila. Mes jau suaugę žmonės ir nėra jokio šanso pradėti kalbėti, jeigu tu nepradėsi kalbėti. O kas ką pasakys, čia jau yra jo problema. Aš savo padariau tokį išvadą ir man labai padėjo. Kaip aš nustojau bijoti kritikos. Anksčiau buvau irgi labai įsijautinęs, bet vieną kartą išgirdau vieno protingo žmogaus pasakymą. Man nesvarbi nei vieno žmogaus nuomonė, kuris nepasiryžęs apmokėti nei vienos mano sąskaitos. Koks man reikalas, ką tu apie mane galvoji, jeigu tavo mintis man niekaip nepaida. Tu sakai, kad aš blogai kalbu, kas man iš to? O žiūrėk, mane yra 3 sąskaitos už šiltą, tu man gali sumokėti už tai. Jeigu ne, taik tu. Ir man tavo nuomonė mažiausiai rūpi. Sutikit, kad kritikuojate yra tie žmonės, kurie dažniausiai jūsų nemyli arba jūs jiems visiškai esate nesvarbus, tai jų nuomonė jums neturėtų būti svarbi. O tie žmonės, kurie nori, kad jūs būtumėte sėkmingi, jie džiaugsis, kad jūs pradedat kalbėti angliškai, kad ir kreivai, ir šlievai, jie visuomet palaikys jums. Taigi tam žmogui, kuris bando kritikuoti, žinokit, kad kritika yra impotentų ginklas. Žmogus, kuris stiprus, niekuomet kito nekritikuoja. Kritikuoja tik tai tie, kurie nieko pats negali padaryti, pats nieko nesimoko, gal kada nors vaikystėje išmoko mokyklo arba ten instituto, galbūt ir pats nemoka šnekėti, bet jie tik kritikuoja. Todėl šis su tokiais kritikas nereikia draugauti ir bendrauti. Tegul jie savo atskirai gyvena kur nors zoologijos sode. Žymiai svarbesnis klausimas susijęs su to, ką daryti su tais spazmais, kurie atsiranda, kai reikia kalbėti. Atrodo, skaitau vadovėlį ir viskas tvarko, tik reikia kalbėti spazmai. Pasižiūrėkim, kur yra spazmai. Yra 3 lokalizacijos dažniausiai. Viena čia yra smilkiniuose, čia pradės spausti. Kitas yra čia. O trečias yra pilų srityje, o kitiems būna per visą kūną jo. Iš kur atsiranda šitie spazmai? Vienintelė priežastis, dėl ko atsiranda spazmai, tai yra tokia. Jūs neatidirbut šabloninių frazių iki automatizmo. Ką tai reiškia? Tikras mokėjimas kalbėti, tai yra kalbėjimas nemastant. Kaip, pavyzdžiui, jūs lietuviškai šnekat, jūsgi nemastot. Bandydami mokytis tradiciniu būdu, jūs mokytis gramatikos, mokytis žodžius, pas jūs yra didžiulis tarpininkas. Prieš tai, kaip pasakyti jums ką, jūs apsunkinat smegenų darbus, juk atliekate teroristinį aktą prieš jį. Jūs iš pradžių bandot lietuviškai suformuluoti sakinį, kurį turiu pasakyti, po to ieškot žodynę, žodžius ir žiūrit, ar visų žodžius iš šito sakinio žinau, po to jūs bandot dėlioti iš tai gramatiškai taisyklingą sakinį, po to bando dar tarimo pridėti, kai galų galia suformuluojat sakinį, jau žmogus ir dingo, o jūs visas spazmotas. Todėl spazmai tai yra rezultatas jūsų nesuformavimo iki automatizmo įgūdžių. O galima klausimą, o ar galėtumėt pasakyti, kaip aš sužinosiu, kad tai yra iki automatizmo suformuotas įgūdis? Iš ko sužinosiu? Jo. Pirmiausia, kaip jį reikia formuoti. Pirmiausia, reikia suprasti, kad gyva kalba tai yra daugiau šabloninių frazių, ypač pirmose minutėse, kurios pačios savo tokius tarsam. Tai yra šabloninių frazių panaudojimas. Apsikeitimas. Kaip tu jo negerai, o kaip tu jo. Ir čia nereikia nei gramatikos, nieko reikia atidirbti iki automatizmo. Ką reiškia iki automatizmo? Iki automatizmo tai reiškia, kai tarp tavo lietuviško sakinio, pavyzdžiui, tavo knygutėje ir tavo angliško pasakymo laiko praeina nedaugiau negu pusę sekundės. Reiškia, jūs surašote apie 100 sakinių, pavyzdžiui, pradedantieji. A lygis, B lygis, gal 200 sakinių. Šablonį frazų galite iš bet kokio paimti pasikalbėjimų dialogų. Jo, dialogų arba žodynėlių. Ir čia yra lietuviškai, čia yra angliškai. Ir treniruoti iš pradžių bandot perskaityti angliškai ir išverčiat į lietuvių kalbą. Ir, pavyzdžiui, yra 100 sakinukų ir žiūrite, perskaitėt ir ten, kur nesugebėjot išvers arba netaisyklingai, taškiuką padedat. Reiškia, su šitų sakinukų reikia padirbėti. Iš 100 sakinių galbūt 50 arba 60 bus, kurių jūs nežinot, okay? Tada antrą kartą varot, bet jau varot tik tai kokius tos sakinukus, kurie buvo neišmokti. Laiko jau bus mažiau. Tada jos pasitreniruojat, iš jų liks kiek 30 galbūt, kurių jūs nežinot. Su jais pasitreniruojat, po to 20, 10, galų galia, kol visi 100 sakinukų jūs galėsite laisvai išversti iš anglų kalbos į lietuvių.
Kai tai jau 100% teisingai darote, tada žiūrit į lietuvišką sąrašiuką tų pačių sakinių ir bandot iš lietuvių kalbos išversti ją. Ir vėl, kadangi tai darote greitai, nemąstydami apie gramatiką, o taip tai iš tikrųjų užtruks labai nedaug, vienam sakinukui maksimum 3 sekundės. Ir galbūt verta tai, kaip jūs sakote, daryti temomis, ne? Be abejo, pavyzdžiui, susipažinimo tema. Ir su ją tenais yra 10-15. Statistika sako, kad 17 maksimum sakinių iš bet kokios temos, kurio atidirbęs iki automatizmų, tu nepakliusi jau tą spazmų, tą tokio pinklius. Taigi 15 maksimum, o realiai 5 sakinių užtenka parduotuvį, kad nepasimestum 5 sakinių, reiškia, šitoj tenais gatvėje, 5 sakinių, B lygių gal 10, nu jo maksimum 15. Ir viskas, tai geriau 5 sakinius A lygių, bet iki automatizmų. Ir tada iš tikrųjų, nes gatvė, kai tave paklaustum, klausia standartinių frazę. Ir jeigu tu prieš tai buvai daug kartų prasūkęs ant greičių šitų sakinius, tada pas tave atsiranda ką? Laisvumas. Taigi, jūsų pirmo užduotis nemokytis daug gramatinių taisyklių, nežinoti daug žodžių, o atvirkščiai naudoti principą mažiau reiškia daugiau. Geriau mažiau sakinių, mažiau žodžių, mažiau gramatikos, bet iki automatizmo. O automatizmas, kai man pasako lietuviškai, kaip tu gyveni ir tu iškart net nespės pagalvoti, tau išskrenda šitas sakinukas. Ir tai iš tikrųjų labai įdomu, tai nėra zubrinimas. Nes jeigu tu madai daug kartuoti ir moksi, tai yra zubrinimas. Bet jeigu tu naudosi tam tikras technikas, kurias mes gal atskleisime, tokias vizualizacijas, ieškosi asociacijų kažkokių, tai tada tu išmoksi tokių linksmų būdų pagalba, o jau po to jau greitai varysi būtent to pakartojimo būdu. Ir per valandą jūs galite tikrai iki didelio greičio atidirbti keliasdešimt sakinukų, tai reiškia, pakliūsi tokią situaciją, tu ką, iš karto turėsi automatinę reakciją. Taigi užduotis, kad šitie spazmai neegzistuotų daugiau ir nekamuotų jūs, suformuoti gerą bazę, minimum žodžių, minimum gramatikos iki automatizmų ir tada jau ant šito bazės geros jau statyti frazes. Ir žinot, kad stresas didžiausias pirmosios sekundėse, tai reikia tą pirminį sakinukai. Ar teisingai suprantu, kad taip nuimamos baimės? Būtent per tą automatizmą, kad žmonės, jeigu žino standartinius atsakymus, standartinės frazės, taip nuimamas baimės. O ar gėda šiuo atveju kažkaip tai gėda, rašo žmogų, ką daryti, kaip nesigėdinti kalbėti? Ar tai yra susijęs su baimėmis? Ne, gėda tai turbūt, gėda jau tai yra su vertybėmis. Aš čia 3 dalykai yra. Mes bijom kritikos ir mes spazmuojam. Bijom kritiką, aš sakau, tai reikia pakeisti požiūrį į kritiką. Teisingai? Taip. Spazmai tai nėra baima, tai tiesiog spazmai yra fiziologija, kai tu bandai daug užduočių atlikti, žodžius atrinkti. Ir tam, kad to nebūtų, tiesiog ant automatizmo reikia, automatizmas atpalaiduoja smegenų dalį, kaip vairuoti. Iš pradžių, koks buvo spazmas, kur žiūrėti. Ogi dabar viskas ant automato, tu gali ir kalbėti, ir daryti. O dabar, gėda susimauti čia yra vertybės. Tu, reiškia, bandai pasakyti, kad kažkoks supermenas šiame pasaulyje gali išmokti, apeinant klaidų periodą. Tai yra labai sunku, teisingai. Juk jeigu tu esi suaugęs žmogus, tu supranti, kad bet koks mokymasis prasideda nuo klaidų. Net ir jeigu minimalus kiekis klaidų, per treniruotę tu atlikti. Bet kalbant realiam gyvenimui klaidų bus. Ir tu turi tiesiog priimti, kad tai yra normali mokymosi dalis. Ir čia tiesiog požiūrių klausimas. Ir tiesiog, aš galvoju, dar gali būti tokia, aš pastebėjau daug žmonių, kurie nelabai gerai šneka, bet jie laisvai šneka. Jie šypsosi. Žinoma, kai tu, kad ir suklydai, bet su šypsina, tai tau viską atleidžia. Jeigu tu pats toks susiraukęs ir visas išraudės, garoji visas, tai iš tikrųjų tai tikrai gėda, bet gėda ne dėl tavo kalbos, o gėda dėl to, kad tu į tai reaguoji taip sunkiai. Sutikite, darė tarp kitų tyrimus ir paaiškėjo, kad daugeliu žmonių, jiems iš tikrųjų nusispjauti, ar jūs mokat kalbėti ar ne. Jiems tikrai jie tiek užimti savo problemų, kad net jeigu jūs prastai šnekate, net pamirš, kas jūs toksai iškūrus ir kas jūs blogai šnekėjo. Dalis žmonių, kad jūs kaip be šnekėtum, tai visiems sakys, kad jūs blogai šnekate. Todėl
su jais iš vis neapsimoka bendrauti, nes jie yra tokie kritiškai nusiteikę. O žmonės, kurie jūs myli, jie myli jūs ar kalbančius, ar nekalbančius. Tai todėl, jeigu tu supranti, kad yra natūraliai dalis, tai čia viskas. Tuomet, Algirdai, norėtume, žmonės klausia, o kaip savyje rasti stiprybės ir užsispyrimo, nemesti visko tik pradėjus? Jeigu nėra to nuoseklumo ir kažkas nepasisekė, nuleidžia rankas, nes atsako, nuopuolį visuomet pasitaiko. Kaip su to kovoti? Jo, vėlgi, reikia pakeisti požiūrį tai, kad mums atrodo, kad kuo tu ilgiau mokaisi kažkokio dalykų, to tau geriau sekasi. Tai yra netiesa. Bet koks mokymasis visuomet yra toks banguotas. Iš pradžių tau blogai sekasi, žymiai blogiau negu prieš ateinant į kursus, po to tau sekasi gerai, po to plato, niekaip nesiseka, po to krenta. Tai šitą bangavimą reikia žiūrėti kaip į visiškai natūralų procesą. Niekuomet negali taip. Smegenyse formuojasi naujos struktūros, perstruktūrizavimas vyksta ir visuomet bangos yra normalios. Taigi, jeigu tau dabar blogai sekasi, tai reikia tiesiog toliau mokytis ir nežiūrėti į dabartinį efektą. Plus, kalbų mokymas yra toks pavėlavusios bangos sindromas. Kai tu mokysi, pavyzdžiui, savaitę ir po praėjus dar vienai savaitę, tu dar laisviau kalbi, nors visą savaitę buvo, taip sakant, palsiauti išvažiavęs. Taigi geri rezultatai bus šiek tiek vėlesni, bet pats geriausias būdas su to susidoroti, su tą demotyvaciją, kuri ateina dėl to ilgo periodo. Tikrai, jeigu tu manai, kad tu mokysis 2-3 metus arba 10 kapsulų tradicinės mokyklos, iš tikrųjų čia bet kokios veiko psichiškai žmogaus, psichologija gali sutrikti, nes kiek galima, mokus nekalba. Todėl yra pastebėta, kad kai žmogus trumpai, pavyzdžiui, 7 dienom, arba ten 2 savaitėm pilnai pasineria į kalbą, jisai per tą savaitę padaro milžinišką šuolį, kvantinį, jisai nekalba tobulai, bet jisai padaro kokybinį šuolį. Ir tas kokybinis šuolis duoda motyvaciją, upę ir toliau kažką daryti. O jeigu tu ant ilgų distancijų, jeigu tu, pavyzdžiui, nori užauginti raumenis ir tu po vieną atsispaudimą per dieną darysi, kokius tu turėsi rezultatus? Po pusę metų tu mesi, o kartais ir po savaitės. Kodėl? Nėra rezultatų. Todėl labai svarbu mokytis intensyviau, greičiau ir sėkmingiau. Tada motyvacija atsiranda pati savaime, nes tu matai rezultatus. Taigi neištęskit mokymus. Jokie mokymai, kurie viršyje ten 3 mėnesius. Jeigu jums kažkas sako, išmoksit per 3 metus, tai yra nesąmonė, tai yra pasityčiojimas. Smegenys, ypač suaugusių užimto žmogaus, neatlaiko tokį dalyką. 3 mėnesiai tinginiams, čia yra maksimalus laikas, jeigu tu valandą, pusantros užsiimi ir taip lengvai. Bet jeigu tu nori intensyviai padaryti šuolį, užtenka savaitės 48 valandų. Kitai žodis, geriausiai skirti, pavyzdžiui, savaitę savarankišką arba ten su kažkokiam centre, bet savaitę padirbėjai, o po to jau gali ten pratęsti. Po to vėl intensyvumas, tai yra žymiai geriau tokie suspausti periodai. O ką jūs pasakytumėte, kad žmonės klausia, man šiuo metu tai nėra prioritetas numeris 1? Jo, tai tada nesimokyti. Nes yra pastebėta, kad užsienio kalbos mokymas tai yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas įgūdis, kurį norint įvaldyti per trumpą laiką reikia iš tikrųjų tai pastatyti prioritetą. Labai sunku pastatyti anglų kalbos mokymas kaip prioritetas 2-3 metų bėgiai, net metų bėgiai, nes reikia visiems darbai. Bet, pavyzdžiui, savaitę skirti ir pastatyti tai yra prioritetas. O po to dar mėnesį kitą papildomai dar, kad tą laisvumą įgauti, čia iš tikrųjų kiekvienas gali. O jeigu jau tau yra kiti svarbiai baisini dalykai, tai tiesiog daryk kitus svarbus dalykus ir nepergyvenk dėl to, kad nesimokai užsienio kalbų. Nes mes ir nedarom, ir dar pergyvenam. Tai arba tu darai ir nepergyvenam, arba tu nedarai irgi nepergyvenam. Žmonės sako, labai dažnai pateisiname save, kad nerandam laiko. Kaip su tuo? Visiškai teisingai, aš galvoju, kad nemačiau nei vieno žmogaus, paskui metu neteks sutikti, kuris, žinai, neturiu kur dėti laisvo laiko. Visi yra užsiėmę.
Klausimas, kaip mes planuojam. Nėra tokio dalyko, kaip nėra laiko. Visi turim, ir prezidentai, ir verslininkai, ir paprasti studentai turi visi 24 valandas. Klausimas prioritetų. Tam, kad mokytis užsienio kalbų, nereikia daug laiko. Arba tu gaišti intensyviai, pavyzdžiui, 8 valandas per dieną, savaitę ir po to po pusę valandos 2 kart per dieną, tam, kad jau visai į laisvumą išeiti. Arba tu kiekvieną dieną po pusę valandos ryte, pusę valandos vakare ir tu iš tikrųjų bet kas gali surasti. Jeigu tu neturi pusę valandos, kaip tau atrodo, tai suskaldyk į 15 minučių. Eini į mašiną, pasimokė, mašinų įjungiai kompakt diską, pasimokė, grįžtant namo į kompakt diską įdėjai, pasimokė. Pavyzdžiui, Rusijoje daug labai žmonių mokosi metro, valandą ten, valandą atgal, ausinės susidėjai, puikiai po 2-3 mėnesių šneka. Taip ir čia, tiesiog reikia negalvoti, kad tu neturi laiko, reikia pagalvoti, kaip integruoti tą anglų kalbą į tavo kasdienybę. Ir tai iš tikrųjų, ko gero, pats sunkiausias dalykas. Bet jisai yra įveikiamas. Dar žmonės klausia, o ką daryti, jeigu aplinka yra demotyvuojanti labai? Vat, čia žinokit, vienas iš dviejų. Arba aplinka jūs demotyvuoja, arba jūs keičiate aplinką. Ta prasme, yra nustatyta, kad jeigu jūsų aplinkoje yra tokie, monstrai, vampyrai, tokie slopinančios asmenybės, tai jūs tiesiog užkrečia įvairiom frazėm, įvairiais, yra sunku, tai jūs arba tiesiog kiekvieną dieną pabėgat nuo šitų žmonių, kažkur kampelį ir mokotės, arba tiesiog nebendraukit su jais, arba minimalizuokit. Nes šitie žmonės, jų tokių labai daug, pas mus beveik visi ateina, sako, namuose sėdi monstrai ir lauk, kada mes ateisim ir susimausim. Aš galvoju to, kad džiaugtus, kad to žmogus išėjo, ne visi lauk, kada jis ateis, kad žino, ar jam pavyks ar ne, ir visi nori, kad nepavyktų, nes visiems labai liūdna, kad gali žmogus greitai išmokti. Tai dėja, bet mūsų tokia aplinka yra, tai čia, bet aš žinau, kad jūsų rezultatai bus visuomet tokie pats, kaip jūs dabar turit, jeigu jūs nepakeist aplinkos. Suraskit savo draugų, kurie šneka angliškai, jūs pamatysite, jūs greitai pradės kalbėti angliškai. Suraskit visokių forumų yra, kur per internetą suraskit žmonių, kurie šneka arba mokosi anglų kalbos, ir iš tikrųjų jie sudarys tą aplinką, kur žmonės gerbia užsienio kalbą, myli ją, viens kitam padeda, tai tarp tokių žmonių reikia ir gyventi. Žinodami, kad jūsų gyvenimas vienas, neleisite kitiems žmonėms atimti iš jūsų svajonę, o svajonė išmokti užsienio kalbą vienas iš stipriausių svajonių. Tai gal toks specifinis klausimas, bet žmogus atrašo, kad turi klausos sutrikimą prikurtimą, dėl kurio mokymasis tradiciniuose kursuose sukelia diskomfortą, bijau ne taip išgirsti, ne taip ištarsti. Tai šitam žmogui labai rekomenduoju neiti į tradicinius kursus, nes ten net ne tik su žmonėms su negalia kažkokia, bet ir sveikam žmogui labai daug streso, nes visuomet sėdi grupėje, žmogus kažkoks daugiau pasimokęs, gudresnis. Žmogus sako, irgi grupėje lygiai skirtingi. Jo lygiai skirtingi, tai todėl, žinokit, tvirtinu, žiūrint tiesiai į akis bet kuriam lingvistui, bet kuriam mokymo centro atstovui, galima laisvai išmokti užsienio kalbą individualiai, naudojant tam tikras priemonės, ir tai yra pats greičiausias ir lengviausias būdas. Jums nebūtina sėdėti kažkur kursuose, jums nebūtina kentėti, ką ten kiti šneka, kaip jie šneka. Jūs galite išmokti užsienio kalbą, naudojant būtinai audio priemonės, tekstus, vadovėlius gerus. Ir netgi jums visiškai nebūtina turėti su ko kalbėti angliškai, jeigu jūs naudojate dialogus, jeigu jūs naudojate įvairias priemonės, tai jūs tikrai galite puikiai valdyti bazę, gerą bazę kalbėjimų ir netgi supratimų, nekalbant gyvai, kad ir kaip keistai tai kalbėtų. Atrodo, nebūtina išvažiuoti į kitą šalį. Yra padaryti tyrimai su poliglotais. Daugelį iš jų net nebuvo išvažiavę iš savo šalies, daugelį iš jų puikiai šneka įvairiom kalbom, nors niekada nebuvo susitikę gyvai su žmonėmis, kurie šneka tą pačią kalbą. Na ir ko gero, vienas gal jau paskutinių tokių klausimų apibendrinančių, kad žmogus sako, negaliu susikaupti ir greitai pamirštu, ką išmoko ir dar nuobodu mokytis. Jo, visiškai teisingai, dar kartą, dėl ko yra tas nuobodulys pamiršimas. 99% žmonių, kurie lankosi tradiciniuose kursuose, mokyklose arba savarankiškai bando mokytis, jie naudoja tradicinį būdą, kuris vadinasi zubrinimo būdas arba mechaninės atminties naudojimas. Tai yra niekas kita kaip kairių pusrutulių išnaudojimas, dėl ko žmogus labai greitai pamiršta, nes mechaninė atmintis labai trumpalaikė ir dėl ko yra labai nuobodu.
Ir maksimum, kad tu gali išmokti zubrinimų būdų 5, 7, galbūt 10 žodžių per vieną pamoką ir nauji 5-10 žodžių, kuriuos tu bandai dar išmokti, iština prieš tai išmoktus. Procesas labai liūdnas, labai neįdomus, todėl jūsų užduotis naudotis mokymosi metu ir kairį, ir dešinį pusrutulį. Kaip galima naudoti dešinį pusrutulį? Jeigu jūs mokotės žodžius, pavyzdžiui, anglišką žodį tenas pavement, ne? Tai yra šaligatvis. Tai jūs galite zubrinti pavement, šaligatvis, išmoks naują žodį, šitą pamiršti. O geriausiai tiesiog įsivaizduoti šaligatvį, tai yra pirmas žingsnis. Jūs turite pamatyti tą žodį, kurį norite išmokti, vizualiai, kur jūs savo gyvenime, ar matėt kokį nors šalygatvį. O aš pažiūrėjau į šitą šalygatvį. Tai yra pirmas žingsnis – vizualizacija. Antras žingsnis – pasakau arba išgirdęs, kaip skamba angliškai pavement, aš bandau savęs paklausyti, kokį lietuvišką žodį man primena. Jeigu žodis ilgas angliškai, padalinu į dvi dalis, pavyzdžiui, pay ir men. Ir įsivaizduoju, kad peilis yra ir tenais mentė guli. Ne? Ir pavyzdžiui, jūs galite siūti, kad ant šito šalygatvio peilis įdurtas į mentę kažkokiam vargšeliui ir jisai reikia pagalbos. Nors atrodo toks labai kriminalinės vaizdelį, bet tikrai tokį vaizdelį nepamiršit. Nes jūs panaudojate dešinį pusrutulį ir tai perneša jūsų informaciją į ilgalaikę atmintį. Dar jums reikalingi 5 pakartojimai. Jums reikia pusvalandžių bėgė pakartoti, dienos bėgė pakartoti, po savaitės ir didinant tos atstumus, jūs tikrai tai pervesit į ilgalaikę atmintį. Bet didžiausia, svarbiausia yra 96 valandos. Savaitės bėgė keletą kartų pakartokite šitus žodžius ir tai išliks jums visam gyvenimui. Ir tada jau bus žymiai įdomiau, nes jūs naudojat linksmas tokias technikas. Antras, tai nepamiršit. Ir trečia, tokiu būdu, aišku, savarankiškai jums galbūt pavyks 30-50 žodžių išmokti, bet, pavyzdžiui, pas mus per valandą žmonės išmoksta po 100-120 ir su kiekvieno 100 žodžių greitis didėja. Reiškia, jūs galite išvystyti greitį iki 200 žodžių per valandą greičiu. Ir tai nesvarbu, ar jūs jaunas ar pagyvenęs, tiesiog smegenys pradeda treniruotis, kaip raumenys didėja, sugebėjimai ir tu mokasi greitai, lengvai. O ką tai reiškia? Įsivaizduokite, jeigu jūs išmokstate 100 žodžių per valandą, tam, kad kalbėti ir suprasti, jums tikrai pradžioje užtenka 1000 žodžių. 1000 žodžių po 1 valandą kasdieną per 10 dienų jūs išmokstate kiek? 1000 žodžių. Bet jeigu mokytis taip, kaip aš jums pasakiau, tai jūs galėsite išmokti ir atsiminti visam gyvenimui. 1000 žodžių, koncentruojasi žodžius, išmoksi žodžius, po to moksi gramatiką ir tai palaipsniui tu labai greitai nueisi į savo išsvajotą tikslą. Tai ką, turbūt tiek. Turbūt tiek. Aišku, psichologinės temos jos, aišku, žymiai norėtų giliau panagrinėti, bet kuo mes giliau knysamės ten savo psichologiją, to vis daugiau įstringam. Tai todėl žiūrėkime tai paprastai. Dar kartą. Pamirškit viską, ką aš galėjau dabar pasakyti. Atsiminkite vieną. Visos psichologinės problemos, tai yra kur? Va čia. Jų nėra, jūs pats jas sugalvojate. Taigi apsimeskit, kad jų nėra, elkitės taip, kad jos neegzistuoja ir pamatys, kaip jos pačios dings. Taigi aš rekomenduoju visiems laikams pabaigti su savo netikėjimu, kad jūs galite. Ir toliau kitoj pamokėlė persim prie nagrinėjimų jau lingvistinių, gramatinių kitų trukdžių ir susitiksim vėliau.